Aš labai abejoju, kad yra žmogus, kuris niekada nevaizdavo, niekada nevaidino, nenorėjo pasirodyti prieš kitus arba nesudarė kažkokio įvaizdžio, kad jis kažką moka, žino ir ten dar kažką. Tai būtent tai yra žmonėms yra tai labai aktualu. Vieniems daugiau, kitiems mažiau. Bet manau, kad tai liečia kiekvieną. Bet kaip ir minėjau, vieną daugiau, kitą truputį mažiau. Tai kas yra su ta mūsų vaidyba, kai mes norim nebūti, bet atrodyti. Norim tą kažkokį apvalkalą, norim papuošimą, tą įpakavimą pagražinti, bet viduje nesirūpinam to, kas yra viduje. Priežastis dažniausiai yra būtent, kad mes norim kažką slėpti. Ta vaidyba ir sudarydami įvaizdį, mes norim kažką slėpti, vaidinti, nes nenorim parodyti, kokie esame iš tikrųjų. Kai, manau, kad irgi pastebėjot kažkada arba galbūt save atpažinsim kažkas iš šito pavyzdžio, kai ten kažkas kažką pasakoja ir besiklausantis vis dar mojuoja galva, kad aš irgi taip pažinau, arba ten, ką besakytum, tai vis dar pradeda mojuoti galvą, kad jau tarsi nori pratesti mintį, ką sakai, tarsi visame kame yra visų galų meistras. Kitas irgi tas įvaizdis, vaidyba, tai gali būti, kai norim parodyti, kad esame turtingi. Aktualu žmonėms, kurie išgyveno nepriteklių arba gyveno skurdžiai šeimoje, trūko pinigų ir vėliau visokiojopai nori parodyti, kad vis dėlto aš turiu. Ir tą parodo pirkdamas labai daiktus, kurie galimai kad ryškus, ten auksinis laikrodis, kuris nėra auksinis ir, jeigu ten kažką galbūt ir pardavė ir investavo, tai tegul nusipirka, ar ne, tegul nusipirko ir tas, netgi jeigu tai yra auksinis tikras, tai, norisi visiems pasirodyti, ar ne, kad aš turiu pinigų, aš esu bagotas toks. Ir viskas tai yra. Čia būtent, kad reikėtų dar pagalvoti apie save asmeniškai, apie savo tą vaidinimą, galbūt ten šventą vaidinį. Kažkas yra kitas kraštutinumas, kai vaidina nusidėjėlį ir ten, kad maždaug mane pragarė, ten išmesiu iš pragaro netgi, aš esu toks blogas ir ten taip jau tokį kietą, tai labiausiai vyrams yra aktualu, kai nori parodyti, kad yra tokie blogiečiai. Tai va, ir asmeniškai savo verta būtų susimastyti, kur tu esi tas aktorius, kur tu vaidini ir ką tu vaidini. Galbūt bus aktualu ir galbūt padės suprasti, apie ką aš kalbėjau Evangelijos ištrauką, kurią šiandien buvo skaitoma mišiose, apie rašto aiškintojus, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse, užimti pirmosius krėslus sinagogose ir garbės vietas vaišėse. Jie surėja našlių namus, dangstydamėsi ilgą maldą. Ir vėliau Jėzus atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynę smulkius pinigus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai, atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė 2 pinigėlius, tai yra skatiką. Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus pasakė jiems, iš tiesų sakau jums, ši vargšė našlė įmetė daugiausiai iš visų, kurie dėjo į aukų skrynę. Ir kaip galite suprasti, būtent tą ištrauką pasirinkau, galbūt jinai mane labiau pastumėjo apmąstyti šitą temą apie mūsų vaidinimą. Nes būtent atsistoti tiesoje prieš save, jeigu esi priklausomas, būtent pripažinti savo, kad taip aš turiu tą priklausomybę. Nes kai yra ta programa, ten kiek, jeigu neklystu, 12 žingsnių žmonėms, kurie yra priklausomi nuo alkoholio. Ir pirmas, man atrodo, kad būtent pripažinti, kad turi priklausomybę. Pripažinti taip, kad stokoju, kad vaidinu, kad man trūksta kažko. Pripažinti, kad, esu toks. Nevaidinti, nebėgti, taip aš neturiu pinigų, ar ne, arba taip man nesiseka ten kažkame. Taip yra ir to nenuslėpiu, kažkaip nenoriu dangstytis. Pripažinti visų pirma savo. Ir būtent duoti savo laisvės būti toj tiesoje, kurioje esi.
Ir būtent, kuo, na, va, pripažinus yra tada lengviau išeiti, nes kuo labiau dangstai ir slėpi kažkokį savo trūkumą arba tai, kas tau yra pačiam nepatogu, tai labiau save suvaržai ir neleidi savo pilnai gyventi. Ir grįžtant prie Evangelijos, kurią perskaičiau apie tą našlę, kurie ateina nesidangstydama niekuo, palyginus su farizėjais, kurie ten ir apsirengia, ir ilgos maldos, ir matot, tarsi jiems tai priklauso, ar ne? Jiems tai, pas juos tai turi būti. Ir kai pasilieka vien tik išorė, kad vien tik išoriai yra malda, vien išoriai yra pamaldumas, tikėjimas, tai va būtent, kad tu tada tik dėl to ir stengiesi dėl išorės, bet neinvestuoji į vidų, į tavo asmeninį santykį su Dievu. Galbūt irgi investuoji į išorę, atrodyt, kad jūs esat gera šeima. Geros šeimos atrodo tik gerai ant nuotraukų, bet yra kaip yra. Pripažinti tos silpnas vietas ir bandyti taisyti. Bet pripažinus, negalvoti, kaip čia apeiti, kad niekas nepamatytų, nesužinotų, neišgirstų, kad yra kažkokios problemos, bet pagalvoti, kaip aš galėčiau parodyti meilę savo artimiesiems šeimoje, o negalvoti, kaip man parodyti prieš draugės arba draugus, kad yra viskas nuostabu. Taigi, galbūt kažkam ir bus naudingos šitos mintis. Tai jeigu, na, vat, mokinkimės būti, ne tai, kad tobuli, bet mokinkimės būti tokie, kokie esam, nevaidinantis, ne aktoriai, bet matantis pasaulį realiai ir gyvenantis realiame pasaulyje taip, kaip yra, nevaizduoti iliuzijų.